Šiandien baigėsi 2 savaitės trukusios generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų lauko taktinės vertinamosios pratybos. Paskutinis kariūnų išbandymas 30 km žygis, sugrįžimas į karo akademiją. Po šių pratybų kariūnai gaus pirmąjį karininko laipsnį. Paskutiniai 30 km pėsčiomis 11 valandų ir generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija baigta. Iš tikrųjų nuovargis ir panašiai, bet kadangi žinom, kad kaip ir paskutiniai pasispardymai, kad turim visi atbūt, nes jis laukia finišas. Ne, iš tikrųjų emocijos geros ir šitas žygis labiau yra toks formalumas, galbūt tokia kaip tradicija, kad reikia grįžti pėsčiomis į akademiją, bet šiaip miške daug sunkiau. Čia žygis, kaip sakau, labiau tradicija. Kariūnų žygis paskutinė 10 parų trukusių praktinių vertinamųjų pratybų dalis. Jie vykdė žvalgybos, patruliavimo, puolimo bei gynybos ir mūšio mieste užduotis. Tik sėkmingai įveikusieji šias pratybas gauna pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Iš pradžių galvojau bus lengviau, bet jau po 15 km kažkur pradėjo imti visus miegas, tai taip maždaug einant rikiuotį pradėjom krypti į vieną, tai kitą pusę, bet iš esmės nesikoncentravom į tai, kad esam pavargę, nes žinom, kad jau viskas, einam į finišo tiesiai. Naktis buvo iš tikrųjų labai ilga, gal dėl to, kad yra laukimas kažko, visą laiką, kai kažko laukia, tai ta naktis būna, atrodo, amžinybė. Bet šiaip viskas gerai, tvarko, įveikia visi kartu. Leitenanto laipsnis kariūnams bus suteikiamas Liepos 28-ąją.